Kai kas plauna galvą su šampūnu, kai kas su šampūnu ir kondicionieriu. Tiesa, yra plaukų, kuriem pakanka šampūno, bet tai daugiau yra išimtis negu taisyklė, tai greičiausia bus labai švelnus, ploni plaukai. Jeigu plaukai bent kiek storesni ir tankesni, tai greičiausiai reikės ir kondicionieriaus. Priežiūra plaukų yra, nepamirškim, ir galvos odos priežiūra. Tai šampūnu mes daugiau plaunam galvos odą, o kondicionierius yra visų pirma skirtas pačiam plaukui. Tai kuo mūsų plaukai yra sausesni, tuo daugiau jam reikia kondicionieriaus ir tuo švelnesnio jam reikia šampūno. Kuo mūsų plaukai riebesni, atvirkščiai, tuo mums stipresnio reikia šampūno ir mažiau maitinančio kondicionieriaus. Iš tikrųjų, riebiem plaukam pakanka skalavimo, vadinamojo skalavimo skysčio arba kitaip kondicionieriaus riebiems plaukam. Jie taip ir gaminami, kad būtų tas balansas, kad riebesnius plaukus sunkiau išplauti, bet jiems po to priežiūrai mažiau reikia priemonių ir dėl to naudojam skystą tą šampūną. Tačiau jeigu mes paimsim plaukus, kurie yra žalia obrė linija skirta normaliems plaukam, visiems plaukam reikia drėkinimo. Visai odai reikia, visų tipų odai reikia drėkinimo. Ko iš tikrųjų skiriasi odos ir plaukų tipai, tai vieniem reikia daugiau maitinimo, kitiem reikia mažiau maitinimo. Riebiem reikia mažiau, sausiem reikia daugiau, lūžinėjantiem reikia daugiausia ir dar visokių pagalbinių priemonių. O kondicionierius, normaliem plaukam yra paprastas, vadinkime paprastas normaliem plaukam ir galvos odai, bet jis atrodo kaip kremas. Jis yra tirštas, visiškai tirštas. Įsivaizduokim, kad tai yra kremas, kurį norim tepti ant kūno. Tai galvos odai irgi tiktų, jeigu mūsų oda yra sausa. Bet jeigu mūsų plaukai riebus, tai mes apskritai kondicionieriaus ant galvos odos netepam tik tai plaukų galiukus ir visus plaukus. Tai tokio tipo kondicionierius, tai mes plaukus ir pamaitinam, ir regeneruojam, ir tada jie žvilga, ir lengvai šukuojami. Ir tas efektas, kurį mes gaunam tik išsiplovę plaukus šampūnų, yra pusė darbo, nes mes pašalinom nešvarumus, bet mes neatstatėm plaukų, dėl tos ir kondicionierius, neatstatėm jų būklės, jų kondicijos. Tada sutepam kondicionierium, palaikom minutę kelias ir nuplaunam. Ir visai kitas yra efektas. Tai šitą kondicionierių aš savo ant rankų susitepsiu, nes jis pagal sudėtį yra normaliausias kaip kremas.